Nu ką, sveiki draugai. Žodžiu, atvažiavau į aikštę čia, Akmenėj senai. Žiūriu elektrinių visokių barbalinkų, visokių, gal ir ne tik elektriniai. Tai parodysiu. O toksai ir su priekabėlė. Pažiūrėsim lapą čia kaip. Elektros variklis matau, akumuliatorius matau. Lingės, nu visai nieko gal. Kinietiškas. Rankinis. Stabdžiuks. Savo postagėlių ir lėki. Valytuvas vakar įsijung. Vairs, posakiai, šviesas, kas čia daugiau. Ilgas, trumpas, man atrodo. Čia gal greičiai kokie. Jo, elektrinis gazas. Ką jis čia rodo? Čia voltažą rodo. Akumuliatorius pilnas pakrauts. Nu, va tokios mašinėlės. Čia kitoks biški. Čia kažkam vežti. Su dėžutė tokia. Čia užak... šitos pusės gal atsidara. Labą dieną, jūs nieko prieš, aš biški filmuoju. Gerai, nieko prieš. Aš turiu savo kanalą, biški noriu. Jums papasakoti tiesiog. Jo, galit papasakoti. Čia mes tiesiog įdėjom dabar parodyti, kokia maždaug talpa yra. Jisai pasikelia pilnai priekabą, atsiverčia visi bortai. Aha. Yra elektrinis, turbūt jau kaip žinot, kraunasi per paprastą 220 lizdą. Per 6-8 valandas pasikrauna, nereiks stotelių jam krovimų. Kiek jisai nuvažiuoja? Jisai žiūrint, ar kraunat ar nekraunat. Šiaip paskaičiuota apie 60, jeigu su tuščia vienam žmogui, jeigu pakrauna, tai gaunasi iki 50 km nuvažiuoja. Mieste puikiai. Jo, apie 800 kg galima tas pakrovimas. O čia visi jie elektriniai, ne? Visi pas mus yra elektriniai, niekam nereikia vairuotojo pažymėjimo ir registracijos, kadangi yra kilovatiniai padaryti. Tai jie sujungtų ribotuvų važiuoja apie 25, bet kitiems žmonėms trūksta, tai jau sakom jų atsakomybė, bet ribotuvą gali atsijungti. Ten yra galimybė atsijungti pačiam? Važiuos iki 50, bet turite įsivertinti, kad jeigu kažkur mieste važiuosit ar stabdys policija, jūs negalite važiuoti tokiu greičiu. Bet kaime sodyboje žmonės atsijungia, aišku, tada baterija daugiau naudojasi, vėl įsivertinat, bet yra galimybė su juo važiuoti iki 50. O kiek jis kainuoja toks plius minus? Pilna kaina 3000, jeigu turit neįgalumo pažymėjimą 2600 gaunasi. Dabar, kadangi vasarą darom išpardavimus, tai darom ir nuolaidas, jau kas nori įsigyti. Pritaikom vietoj. O kiek va šitas? Ten yra jau kaip mini automobiliukas padarytas, irgi visas tas galingumas ir kilovatinis irgi jis yra. Jo kaina pilna yra 5000, su neįgalumu 4300, nes taikom 5% tada PVM neįgaliam žmogui. Bet irgi čia dabar, kadangi išparduodam, tai kitais metais jau jie visi bus brangesni, nes vešėmės iš kitos vietos, tai darom išpardavimą ir taikom nuolaidas. Čia yra valankstinukas, Mes esame iš Mažeikių, bet važiuojam dabar per visus aplinkinius miestelius, kad senioram pristatyti, ne visi gali atvažiuoti į vietą. Čia yra adresas parduotuvės ir numeris. Mažeikiuose va, kam įdomu, adresiukas, telefonas. Yra visi modeliai parodyti, keletą ne visi. Parduotuvėje turim daugiau tų modelių, čia tik keletą atsivežėm. Standartinės kainos ir kainos su neįgalumo pažymėjimu. Nu šiaip čia ką atsivežė, tai nemažai, čia žiūriu ir tų motoroilerių, ir tų mašinėlių turit. Šaunu. Gal. Turiu elektrinę mašiną namuose, tai kažkokia stebukla, aišku, čiagi nebus. Šiaip bent susipažinti, matyti. Čia toksai su plevelėm uždengtas. Čia iš vis kaip fainiai. Su tašiuku galia toks. Stogėliu. Keturatis, nenuvirsi niekad. Ką čia rodo? Ekranas koks fainis spalvotas netgi. Prikūrė kiniečiai visokių stebuklų.
tą patogumą pajausti iš karto. Aišku, palei važiavimo tai žymiai. Elektrinis dviratis. Kiek dviratis toks kainuoja? 1-2 kažkur maždaug. Aha. Jo, tokių stebuklų čia užvežė į Akmenę. Važiavau pro šalį. Žiūriu kažkokią parodą ar kažkoks pristatym, sakau, norėk užsukti. Va, yra ir tokių ant 3 ratų. Čia madoniuks gali rankinukų įsidėti. Reduktorius, variklis, amortizatoriai, akumuliatorius. Čia su šoniniam netgi, kad neiškristum. Ir antsai, kas pats geriausias dalykas, rankinėlė ir labai švelniai. Sukti, vien švelniai važiuoja. Jeigu imsi kitą modeliuką, antsai šoktelė į priekį, elektrinis. Jau kitą, vėl. Vėl, čia ir vėl kitoks modeliukas iš karto. Bet irgi ir patogus. Vat, aš vienintelį ką sakau, atsisės pabandyti. Čia neatsisėdi, nežinai, atrodo paskui, kad... Čia irgi pasitraukė. Jo, čia ne, čia tik stumdas atlošas važinėjas. Jau kiek atlošas pasistums, bet čia vėl ir va tame negerai, jeigu biškelė atsisės ar kažką. Spalvėlių, ruda, raudona, juoda. O, sakykime, čia yra mikrojudėjimai, jums yra blogai judėti, jūs negalite pavaikščioti, tai jūs turite tokį transportą, įsijungėte. Ne, čia gal tiems nereikia. Po kol kas ir mašinikiams dar nieko nėra, bet valstybė, jeigu nuspręs kitaip, tai čia pasikeis, bet po kol kas nėra. Aš žiūriu, man kaip tik Kas tau nepašymė? Nu, atsitraukti. Taip. ir įtilpus, neįtelp, sako, nu. Čia į Sabonį įtilptų jau. O, prašau, nu, da. Dar vieną galima pasisodinti. Aš matau, mūsų važiuoju, nu, va, tai dar yra ratą didesnį. Važinėjas. Taip, tik atrakinti reikia. Galima duoti. Šalmą ir akinius ir gali mauti. Čia filmuojat šiandien? Jo, aš biškai aš kanalą savo turiu, filmuoju. Kur dėsit? Kur bus matyti? YouTube'ai. Čia reikia pabandyti. 1150, nebent turit neįgalumo pažymėjimą, tai tada gaunas 997 eurai. Šiandien yra nemokamas atvežimas, tiesiai kiemą garantiją 3 metų ventuojamas. Žinokit, kaina yra Gerai, nereiks važiuoti su jo autobusu nauju. Sėdi ir nuvažiuoju savo tokį. Aš esu važiavęs jau senai. Turim tokių planų ateitį. Susitaupyk pinigėlį. Tai va, yra tokių transporto priemonių. Dar kartą parodau. Nemokamą reklamą Sauridai padarau. Tokių va yra. Galit pasiskambyti. Mažeikiuose yra parduotuvė, sakė. Ten didesnis pasirinkimas nuo motoroilerių iki visokių va. Tai tiek, hebra, naujovių, kaip sakant, mūsų gyvenime važiuoja į Objekčiuką. Susitiksim ten.